Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, pagaliau supratę, kad yra daugiau nei 2 valandos dienos per parą. Lietuvos ir pasaulio žmonės su jumis sveikinasi Vaidas ir Klajumas. Taip, lygeliu įpakavimo čižgesys grįžtantis į mikrofoną, kai kažkas pradeda valytis ašaras arba trauks narlis per bėdų turgų. Vaidas ir Klajumas grįžta į ZIP FM studiją. Žinai tą, kur būna? O tai atleisit jam. Nu atleisiu aš jam. Kaip čia bebus. Taip. Gerai. O tai kodėl vaiką neprižiūrėjai 15 metų? Koks buvo pointas bėdų turgus? Kas galų galiai vykdavo? Parodyt, kad tau nėra blogiausias, kas tau gali būti, gal ką žinau. Jo, bet koks būdavo finalas viso reikalo? Tai kaip per okną. Paskydavo visą gerą, toliau kenoloto. Ne, bet okna tai būdavo parašytas, bet aš tikiu, kad Lietuvoti ten iš tikrųjų, tos bėdelės tad būdavo, ten. Bet koks yra final dalykas? Išsprendžia tai kažką? Būdavo Ne, paieškų tarnyba nėra būdavo. Tas pats dalykas, ne? Ne, būdavo atleisk man, po to nacionalinė paieškų tarnyba, nebent savigarba, kad surastų mano, bet žinai, čia kažkur jinai toli labai yra. Antrakoinė. Tai šitas, bet vat kas, nes aš žinau, kad ten kažkada ten ateina kažkas, labai vargiai gyvena, neturi langų, tai ten tau langus padovanoja. Tai čia tipo lietuviška opera. Ja, kažkas tokio būdavo, kad tenais kastuvo duoda, kad žvyrą galėtų kasti, nes močiutė tik žvyrų minta. Bet tai visi jie gaudavo kažkokį tai dalyką. Kas pusės yra atgaudavo, kas langus gaudavo, žinai. Taip, bet tai ką jie iš sekso vergijos perpirkdavo ar ką? Bet ten būdavo tas dalykas, kad pasireklamuoto ateidavo hebra tiesiog. Kad yra bomžai? Ne, tos įmonės pasireklamuoja, tipo, Langvita jums dovanoja naujus plastikinius ir po to suka ten prapjautą tą rėmą, kur žinai su ventiliacija su visko. Tai visos jos taip daro ir čia viskas fair, bet aš galvoju, kad žmogus ateina... O tai kaip man su šaukštu reiks daužyti šitą radiatorių? Jeigu pas mane grindinis šildymas dabar. Jo, bet rimtai, koks nepasiturintis žmogus grindinį šildymą turi? Joks. Neturi. Pas mane yra grindis šildomas, žinai, kiek būtų? 3 plytelės. Kažkas tokia, toks visiškai, kur net neapsimoka, žiauriai brangu. Kur kaip klasės iššokinėja į lauką. Taip, pas mane va toks kur vieną plytelę reikda paspardyti su koja, kad užsikurtų. Žinai, kaip pikselis šitam monitoriui užstringa. Tai tokį paspardai įsijungia ir žiauriai brangu, bet iš lifto išeis, ne iš lifto, iš dušo išeis. Žiauriai geras jausmas. Smagu yra pastovėti ant tų 2 plytelių, bet... O tu turi įjungties ar tipo... Pas mane įsijungtas ir galiu išjungti. Išjungti galiu, kad noriu įjungti. Aš ne apie vismantį. Ne, tai čia tai šitą čia ne jos pasirinkimų, kada išjungta. Jau kaip susišvies menulio fazė, man čia žinai sako. Kada grinesnio duos šnapšio šitas. O dar geria samagoną, kas nors? Čia geria. Nu, bet ne Vilniui, tarkim, yra. Vilniui, nemanau. Yra vietų Vilniui. Netolimai. Beje. Netolimai ateityje. Greit bus. Jeigu mūsų laidą uždarys, vieną tašką žinau. Man tas... Yra dalykų, kurie man atsibodo labai greitai. Samanė? Samanė. Zuokas Mims man nežinau. Man visi jūs siuntėt ir man tiesiog sakau, gerai, enough, pailsėkim, po to vėl grįžu. Bet man greičio akiniai niekaip neatsibosta. Man yra kažkas, aš pamatau šunį fotkai. Greičio akiniai. Ne, bet jeigu būna šuos su greičio akiniais ir tipo I'm from the future, viskas, aš aukoju, kam tu renki pinigus. Steampunk 277, va, realiai šitą ir ten bičas su be rankų, bet skuta kopūstą užsidės ant rankų kablius. Ir jis jeigu ten steampunk, tai aš... Su bulgarkė nagus karpas. Cyberpunk, tai aš jau... Kiek žydelių Lietuvos sulaukia šiandien? O šiandien užgavėnės? Šiandien aš ne savo namuose buvau, tai... Supratau. Tai, bet mes tai nesulaukiam. Tai Nes aš važiavau pro Kalvarijų turgų šiandien, tai galiu pasakyti, žiauriai geras kaukės pasidarė visi yra. Labai baisios kaukės šiais metais. Bet tai plėšė prie tavęs alkoholio parduotuvę ir tu sakai, kaip Svaro filmukė. Svaro filmukė? Nežinai, Svaro filmuks kas yra?
Ai, čia tas, kur kažkada rodė. Paradise TV. O palais ten kažkokio nekalbino garsaus žmogaus? Kazlą. Ne, dar kažką. Kazlą, tada Tomą Augulimą, atrodo, kalbina. Nu, žodžiu, viskas per gaisrininkų šventę pasirodydavo. Supratau. Tuos visus kalbina. O gaisrininkų šventė čia kuriam Lietuvos vietai? Šiauliuos. Bet Šiauliai visas šventės kapitalizinė. Šitas Šiaulių šventė, gaisrininkų šventė. Nu, būtų keista, jeigu Šiaulių dienos Jurbarke vyktų. Aš taip galiu pasakyti. Gerai. Šiaulių dienos. Dar ant Rubėžiaus yra toks dalykas. Gaisrininkų šventė, kokia dar šventė yra? Ant Rubėžiaus, tada jūros šventė jaučiu. Atneša atvilnyje. Žinai, čia toks yra įmest šitas šventė padaryti Klaipėdai yra kaip įmest akmenį į alkoholizmo liūdną ir raibuliais nueina Šiaulių toks. Nueina tada per Baltijos jūrą, kitur švedus paliečia biški, žinai. Mokslininkai sako, kad galim treisinti 3000 metų atgal, kai prasidėjo šitas Big Bangs. Taip, čia Big Bangas kaip susikūrė. Citrius kaip atsirado. Tu gali juoktis, kad Šiauliuose jūros šventė, bet pažiūrėsim, kas už 50 metų, žinai, kur jūros šventė bus. Tu čia grasini Klaipėdai, kad tu ją užims, ar tu sakai kažkaip? Čia buvo bairis, kad kyla vanduo ir mes visi greit mirsim. Ai, supratau. Tai Šiauliai aukščiau už viską? Šiauliuose yra vienas pastatas, kuris daugiau negu 5 aukštų yra, tai 6 aukštą. Bet Šiauliai yra aukšterija, yra dauboj. Ką, žinau. Kurie in relative jūros lygis? Aš nežinau, kas Varšuvos sostinė yra. Tu manęs klausi. Lenki. Vokija. Šitą, naujoji Vokija. Šitą, tai vat man yra įdomu, kurį Lietuvos miestą pirmą pasiglemštų tsunamis. Jeigu, įsivaizduok. Jeigu kyl vanduo, ar kas? Įsivaizduok, labai stipriai kyl vanduo. Lin, ir tada kyl vanduo. Tik Klaipėda, Rags. Arba ne, gal Nida užpūsto. Da, 5 susirenkat, iškertat apsauginį. Tai, gerai, Klaipėdai Ragas, kam dar Ragas? Melnragiai. Gerai, praeinam šituos. Ne, žinai kam, Rusniai. Ir ne draugai tavo. Rusnė skamba. Šiaip senai Ragas. Rusnė skamba kaip toks. Nesakyk gerai, pasakysiu, parašyk Discordą, kam reikės tas paskaityti. Gerai, tai Aukštaitija turbūt akivaizdžiai nesin aukštai yra. Bet aš tai sakau, kad Šilutė ir visi tie ne tik alkoholį paskės, bet tipo ir visi varytume į aukščiausią autostrados vietą ir sėdėtume tokiai saloje ir lauktume, kol atplauktų tanklaivis. It's the end of the world as we know it. Kryžkalni kanibalai peils, tas nusismailinę užtverinėję kelią, žinai. O yra kas nors užfiksuotas Lietuvoje atvejis, kad būtų žmogieną kažkas valgė? Aš manau, kad tikrai turėtų būti. Užfiksuotas ar buvę? Kas yra užfiksuotas? Ar tu selfie turi pasidaryti žmogum, kuris kad yra nomeda arba kažkas vienas iš tų nuėjo tenais ir... Oi, tikrai yra. Šeštadienio vakarą. Tikrai yra. Aš atsimenu. 3 vaikų tėvas partempė žmogaus koją. Tikrai yra, ba. Vat, davai prašykit mums į Vaidą ir Klaimo Facebook'o puslapį. Kas arba esat valgę, arba žinot, kur yra buvę, ar yra buvęs šitas dalykas padarys. Man labai įdomu, ar yra. Aš tikrai atsimenu, kad per kažkokią laidą turėjo tikrai būti. Bet, tipo, gerai, ne man teikt, mes su tavim esam bomžai menininkai, bet vis tiek, yra žmonių, kurie blogiau už mus gyvena. Šiandien Discordą aš nekėjau, ant kiek geri mūsų gyvenimai ir aš tą pagalvojau. Okay. Gal ne tai blogai yra, ne tai blogai yra. Ne, tai čia count your blessings, tas labai geras dalykas. Bet šitas labai geras dalykas taip pat yra, man įdomu žinot, ar yra kažkokiam žmogui tiek dėja, kad tu turi žmogų valgyti. Tipo, kur turi būti ta riba. Tipo, nėra niekaip jau nieko, tipo, iš, nežinau, samanų kažkokių ten, dar kažko nieko, viskas žmogus. Aš nemanau, kad čia tavi priverčia survival instinktas, čia turėtų būti kažkas biškai galvoj, ne taip. Ai, supratau, gerai, ką smagiai pradedam laidą po biškį, ne? Žinai, kas man šiandien labai funny buvo ta idėja, kad, tipo, Hebra pradėjo spekuliuoti, kad mūsų panas turėtų laidą pradėti daryti, kad iš mūsų, tipo, pradėjo mokytis. Žinokit, čia yra vienas dažniausių dalykų, kaip žmonės persišauna koją savo šou biznėje, tai galvoja, kai jiems kažkas labai faino šalia jų esančio ir jie atveda visiems parodyti. Ir visi, nesakau, kad nejuokinga, bet sakau, kad... Vadovava, Montvydo žmoną pastatykit, ką padainuot. A bus gerai? Ir gal geriau bus. O jeigu būtų žiauriai juokinga, jeigu Montvydas ją visą laiką nuodija į protą ir sako, kad jinai no good, bet jinai žiūri tokį aфиgenesnį balsą, tipo, kur ten sėdė ir ten Montvydui šiurpsta šitas, bet jis sako, ne, aš vienintelis turi būti iš mūsų, kuris dainuoja. Tipo. Gerai, bičiuliai, labas vakaras, čia yra Vaidas ir Klaimas, pradedam dar vieną savo laidą. Čia...
O, suspraksėjo Vaidutis, reiškia jau laikas. Ir mūsų laidų įrašą YouTube ir Mixcloud'e. Pradedame mūsų dar vieną laidą. Jeigu turit klausimų, rašykit, pasikalbėsim. Kas yra tas The žaidimas, kuris paliko tau kur tu... The Last of Us. Bet kalbu galbūt nostalgiškai toksai. Nostalgiškai, tai tankiukai tai tikrai bus. Tik tankiukai? Battle City. Bet Battle City toks baigtinis. Vežliukai ninjas, žinoma, kur varido į... Tai... O neturi kažkokio tokio, kur visi rašo. Aš jaučiu tau koks Tony Hawk'as Pro Skateris 4, ne? Nėra, kad aš mega daug žaidžiau, bet jeigu iš tokių, kur tipo aš daugiausiai laiką praleidau, tai ko gero online'as būtų, kur visiškai ten visos draugystės. Travienas dar irgi, tipo, belenkiek pražaidęs. Tuo metu kompo neturėjau, kai buvo online'as. Gajus mokyklai, tai aš žaisdavau mokyklos bibliotekai. Mano tai buvo Dave Mirra BMX. Žinai, nes ten tas garso takelis visas buvo ir ten galėdavai visai maigyti ir kadangi aš neturėjau kaip Tony Hawk'o žaisti, to čia buvo artimiausias dalykas ir ten galėdavai atrakinti kitus baikus ir actually fainas žaidimas visai buvo. Žinai, kas man įdomiausia yra, kad tipo, ką tu tam žaidime darydavai, dabar Hebra geriau padaro. Nes tau jis buvo skurts, niekad nepadarys, tipo Hebra, davai tokius triukus dabar dar sudėtingesnis daro in real life. Tapsi BMX-ais? Ja. O tai kas pasikeitė? Tiesiog visas ekstremalus sportas, aš nežinau, ką jie ten vartoja, ką jie daro ir kaip jie neužsimuša, bet tipo dabar padaro dvigubą priekinį tipo front flipą ir dar tipo aplinkui rėmą apsuka. Tokius va šauna. Okay, tai šitą, neparodo, ne tai, kad nėra, jaučiu užsimuša ten pakankamai. NASA irgi kiekvienos atmosferoje sudegusios beždžionės neparodo. Tipo, jie parodo, kad Neilas Armstrongas pirmasis pasiekęs. Bet kiek tenais buvo iki, tu žinai, kiek astronautų žuvo iki Neilo Armstrongo. Wow, kiek daug. Tikrai. Žiūrėk, pakalbėkime apie gerus darbus geriau. Kaip tu visuomeniai prisidedi? Kada paskutinį kartą savanoriavai? Ir aš dabar supratau, kad aš skambu kaip pana per pirmą pasimatymą. Jo. O kaip tau su savanoriavimu? Jinai nori žinoti, ar bišo, kuris senukam neša sriubas permais aviliais. Ką tu čia dabar? Aš tau čia dabar turiu rezumė atnešti, cveko man reikia, kas tu yra. We doing this or not? Aš jau be kelnių. Nesvarbu, kad čia klubas. Kažkokios... Nes, pavyzdžiui, aš atsimenu, aš dariau stand-upą, kur buvo renkamos lėšos jaunimo linijai. Aš dariau stand-upą, kur šitiem šauktiniam. Irgi cool, ne? Ir aš, kai dariau tą stand-upą, aišku, prisirinko visokių hipsterių labai daug, nes čia mums rūpi pasaulis ir panašiai. Ir pačioj pirmoji buvo bičas su Huskiu. Spėk, ar Huskis neloja ant kiekvieno mano bairą. Ir net neloja, jie tą daro, kur tu pasakai bairį. Atkartot mėgina punchline. Pradėjo rėkti Huskiai. O, nuo kalno nukrito Huskis. Tai viskas, o turi daugiau istorijų? Ne, nes aš tik kaip ir norėjau tave po autobusu pastumti, kad tu nieko nedarai, bet aš irgi kaip ir nieko nedarau. Mes galim sakyti, kad mes praskaidrinam žmonėm dieną, kurie dirba ofise ir uždirba daugiau už mus, tai irgi, žinai, tas toksai. Ką žinau, man vienas yra, aš dabar ką supratau. Vienas iš dalykų yra, jeigu tu nepadedi visuomeniai, tai bent neblogink padėties. Yra dalykų, kur žmonės gadina visiems aplinkui tuos dalykus. Pavyzdžiui, jeigu tu 1 centais moki parduotuvėje arba dar kažkokius tai dalykus dar, nebūk diušų bent. Aš manau, jeigu mes visi darytume tą, kad neblogintume ir nebūtum, kas tai yra diušių momentas, galėtum ką nors įvardinti, kur tu sėdi ir toks, kur norėtųsi paimti ir numesti į duobę. Pakontempliuokim. No wrong answers. Jo, turiu... Nes, pavyzdžiui, man dažniausiai... Aš dažniausiai susiduriu, tai, pavyzdžiui, kai viešojo transporto nevažiuoju. Ir tie žmonės, kurie tau neleidžia, jie stotelį stovi ir palieka tą tokį, kaip užpildyk skylę, tas geimas, tu turi padaryti, išsulaužyti rankas. Eina į tave, kai tu dar neišlipęs iš autobuso. Nėra didesnio momento, kad aš noriu su dalgiu prašienauti pro žmonės. Taip. Žmonės, kurie tau kiša pro duris šitų rinkimų reklamas. Man buvo atėjęs bičas vienas su liberalu šitais ir sako, sveiki, aš esu, sakau, ne, žinokit, ačiū, nenoriu. Ir jis man kiša rankų į mano namus. Aš reikėjo privert, atsinešti mėsos mušalką ir kad jis liktų, jam gražinti karbonadžiuką iš Astros kepsnį padaryti. Astros kepsnį iš tos rankos padaryti. Kas dar yra iš šitų dalykų? Garsiai rėkavimas arba garsiai spjaudimas, šiukšlinimas ir muzikos leidimas viešoje šalia. Aš suprantu, kad
JBL'as ir ten visos tos kolonėlės, tik dabar, kad technologija tai leidžia. Žmonės visada buvo debilai. Vieni magijas nešiodavo, tiesiog magija per didelė būdavo įsinešti į autobusą ir pasibaigdavo batarkės arba laido neužtekdavo. Tai, nes būtų buvo anksčiau, tai anksčiau būtų nešioję. Tai, bet, man kažkas varo, kur sėdi vienas bachurėlis, sėdi 7 suaugus žmonės, į jį žiūri, sėdi vienas bachurėlis, susiemka prie antokio prilipusią ir sėdi, ir ten daužo savo kokį nors. Aš nenoriu, kaip Russell Anyone's Jimmy's. Ne, kaip pasakyti, kategorizuoti viso šito dalyko, bet aš nesu lietuviškos muzikos girdėjęs per kolonėlę leidžiant ir angliškos nesu girdėjęs, va taip pasakysiu. Sumažinsiu spektrą iki tiek, kad nesu lietuviškos ir angliškos dainos girdėjęs leidžiant gale autobuso. Ir čia yra kaip tie dalykai, kur būna, tu žiūri žmogų ir kaip būna, pavyzdžiui, žiūri į labai gražią paną su labai negražių bičių, arba labai negražią paną su labai gražių bičių ir kažkas nedera. Ir tu nežinai, kas ten yra. Tai aš, pavyzdžiui, su žmonės matys, kurie neturėtų turėtų dalykų, kuriuos turi. Pavyzdžiui, su matys labai nusigyvenusi dėdą. Bet mes kalbam apie aš tai žinau, jisai atrodo kaip visi rūbai ir jo barzda, viskas sueina į vientisą tokią pakulų materiją ir atrodo kaip, žinai, kaip iš pelkės išlindęs ir aplindęs tokiais, jis toks kaip Desert Storm'e buvęs ir jisai išsitraukė HTC mobilką naujausią, važiuosiu, gerai, ir taip įsideda atgal. Ir aš toks, ne. Kažkas nesusiveda. Glitchas matricoje kažkoks tai. Jo, nes aš iš visas, aš jeigu mėginčiau kažką gerą darbą daryti, tai aš sufeilinčiau daryti tą, kur, pavyzdžiui, aš jeigu norėčiau močiutę pervesti per gatvę, ne kažkur, tai jinai sakytų, kad aš jau vogiu jos tenais tuos krepšius ir tipo gaučiau iš barankius galvą. Arba praveščiau ir pamatyčiau, oi, kateterį palikom kitoj gatvės pusėje. Bet daryti gerus darbus irgi reikia kompetencijos. Nes kai kurie žmonės galvo, tai aš padedu, tai negali spjaudytis. Ne, seniai, padėjimas žmonėm, jeigu tu esi atgrubnagis, tu idiotas esi, negali tu dirbti, tu prisai, sriubą turi pilstyti žmonės, tai nėra sunku, kur piršto neįkiša, kur neišvarto, neišspardo dalykų, tai irgi nutipo. Jo? Ne? Jo, tikrai taip. Aš nežinau, kur Lietuvoje savanoriauti galima. Visur. Ta prasme, žinau, kad galima karitai vaikų namuose ir kūdikių tuose, bet aš galiu pasakyti, kad aš per daug minkšta širdis tam esu, nes aš atsimenu, kai mes mokyklos laikais buvom nuėję tenais. Ir ta prasme, man jau tada per daug buvo, tai dabar, aš negalėčiau užbūti tenais. Atsimenu, kai dar mokiaus mokykloje, nešėm maisto bankui didžiulį kiekį maisto. Surinkom iš visos mokyklos ir tokias dėžės, nešėm šitos ir nešėm. Mama džiaugiasi tavo, ne jau? Privirda visokiausių tai dalykų. Bet tai gali ten visokios religinės, šitie bažnyčiai ten susijęs su kiekvienais metais. Kas? Pasidalinsi su klase gal? Aš tiesiog įsivaizdavau, kaip tu su klasė neši maisto bankai, bet į tavo namus atnešat viską. Eina ir tipo, aš išeinu iš mokyklos su pilnu karučiu, 2 hours later, ir aš su 2 pakeliais ryžo ateinu į maisto banką. Gerai. What up? Nes žinai, ką aš norėjau papasakoti, tai, kaip ir sakiau, visi mėginam ar norim daryti tos gerus darbus. Tai vienas bičas Jungtinėse Amerikos valstijose nupirko visus Girl Scouts tuos sausainiukus, tai ten gal 50 tų turėjo tipo dalykų, nupirko ir kaip daro dabar visi, tai nusifotkinį ir Instagramą tiesiog įmetė. Ir man atrodo, tie Girl Scouts netgi turi savo Instagramą ir įkėlė Instagramą šitą dalyką, kad tipo, šitas gerasis žmogus nupirko ten 54 ir tipo ten vis šypsos, kaip ir viskas gražu, ne? Scrollina policija. O mes šito bičo neieškam kartais. Ieškam, vos ne kitą dieną prie tos pačios šopo nuėjo ir sulaikė, nes jisai už narkotikų laikymą didžiulę. Tai jis padarė gerą darbą ir tas geras darbas padarė prieš jį gerą darbą. Jo, jį reformuos dabar valstybė. Labai. Ką sakai? Sakai, kad tavo pana per gerai išmoko bairius, tai sakau, visas tas laikas su manim praleistas, pagaliau jai atsipirko. Jo, nes suprato, kad mano humoras geras ir iš ko mokytis reikia. O, taip, supratau, gerai. Pasiraustinom, ką turi gerą, paruošęs? jau balsas aukštyn, eina. Žodžiai, ieškojau čia visokių tų naujienų šiandien. Sukistas naujienas. Tai aš pristatysiu popurį. 3 ir man atrodo, apie vieną tai įsijausi. Vienas yra, kad naujas mados šauksmas yra mažos rankinės, į kurias telpa 2 tiktakai. Taip.
Okay. Antras It's called, tai vadinasi šiaip šitas kokso dėklas, šitas dalykas. Gerai, va turim. Šitą apšnekėjom tada Indijos There's that. Nu tai va, žodžiu. Indijos pilotas, kurį numušė su lėktuvu, nusiskuto ūsus ir dabar visi indai taip pat pradėjo toks, taip, nežinau kaip paaiškinti žmonėm, kaip pas Valančiūną, tik barzdos nėra. Tipo viskas šonai eina. Nu, tokį tipo, kaip Imotepo ženklą tokį turi. Ir dabar visi indai pradėjo. Tai čia žandenos? Žandenos, kurios susijungia per čia palei šonlupis ir tą ūsas toksai. Bet čia tipo priekį, kur barzdą apsivarvint valgydamas sriubą gali, tai nėra. Tai supratau, čia kažkoks handlebaras, čia man atrodo šitie gentlemans kažkoks, čia kažkoks britiškas. Ja. Tai tipo taip visi pradėjo skust ir naujas challenge'as atsirado. Taip. Naujas challenge'as atsirado, kuris yra... Žodžiu, challenge'as yra, kad yra kūdikiai. Kiekvienam challenge'ui reikia kūdikio, ne? Okay. Ir yra tie papjausi sūristas tokiais kvadračiukais, žinai, kur deda ant burgerio. Ir tipo vis challenge'as yra cheese ir tipo sakai cheese ir meti sūrę ant vaiko galvos ir tak prikimba. Aš esu matęs, kur į katės hemd, kur meta kumpio tą plokščią vieną į... Būdavo tasai, kur galvą per batoną iškiša katės ir tai dabar perėjo... Inbred, vadinasi, cats. Jo. Žinau, šitas inbred vadinasi. Taip vadinasi. Žiūrėk, geras, tai dabar žodžiu sūrį mėto ant vaikų. Kaip mano šeimyna inbred. O, bet, žinai, kur nemanau, kad kraujomaiša vyksta, yra šeimose, kur visi negražus. Nėra tolka. Tai kodėl pastovi vyksta? Tai nevyksta, tai sakau mes. Dėl to ir toj baigsis giminė. Šitą... Nes jeigu man sūnus negimsta, žinau, klojimai, jis dan. Rimtai? Jo? Taip, viskas. Tai... Nebent krauskis prie elektrinės. Nebent mano tėvuks ten Jorge turi kokį Jorge klajumą Ispanijoje. Jo, rimtai, Alejandro Ivano klajumus. Taip. Nu, toks, vat kam reikėjo, tai jam išvažiuoti į Ispaniją ir ten genofondą mūsų nunešti. Ispaniją, kur visi įdegė aukšti ir juodaplaukiai. Ir va klajumų ten reikėjo, žinai, tokio. Su tėvuku panašas jis taip iš išvaizdos? Aš tai pasakysiu, per daug. Per daug, ne? Kur nėra klausimų. Aš tau galėsiu parodyti fotkę po to. Nes, tipo, man įdomu, nes, pavyzdžiui, žiūri Bartševičių ir tavo, tai, tipo, matau the resemblance. Aš ne. Aš Bartševičių jo mamą matau. Biški. Bet, toks labiau į mamą, bet tėvuko sunkiai. Supratau. Aš manau, nes yra daug šansų, kad kažkur vaikšto šitoj Vilkijoje bičias, kaimynas ryža barzda ir kur yra aplinkoj Kaliningradą apėjęs. Aš šiaip išvisim Kaliningradą apėjęs, per upę atėjęs, žinai, ir išėjo. White Walkeris, visiškai. Nes aš pastebėjau šitą dalyką, kad, tipo, gali būti, jeigu yra žmonės skirtingų rasių ir, tipo, šeimoje, ne, jie gali būti belenkaip negražus, bet kai sumaišai dvi rasės... Tu apie mulatus kalbė? Jo, nebūt, mulatai, man atrodo, yra kai juodaodis ir baltaodis, nu. Bet yra visokių kitokių, pavyzdžiui... Gerai, Asian ir čigonas. Ir bet ką sumaišys ir gražus vaikas gausias. Tai čia tavo yra anti-racist message, ar mes turim kažkokios statistikos, kad visi gražus? Mano gyvenimo patirtis rodo, kad gali Eskimo su Mexican ir, bet ką gali sumaišyti. Ir, tipo, jeigu jie po vieną negražiai atrodo, ir čia neskau, kad, tipo, tie žmonės negražiai, bet šiaip, būna kiekvienų žmonių grupės ir negražus žmogus. Taip pat kaip klasiai buvo klajumas, taip pat ir visur, ne? Ir jeigu jos, tipo, jie padaro vaiką, jis žiauriai gražus būna. Okay. Čia mano tokia teorija gyvenimo yra. Tai kokios mes išvados prieinam, kad tu... Kad gal ir neblogai, kad ieškosi juodaodės. Ne, ir aš ir draugai labai gražus esu. Nes tu supranti, įmesi į miksą tipo plytą, tai nėra tipo... Čia kaip jis kalbenkė plytą įmeta. Tai aš nežinau, kaip čia reikės daryti, žinai. Neįsivaizduoju. Tai... Kokią dabar sakau, man įdomu, kokią išvadą, ką tu norėtum tuo pasakyti? Kad sumaišus žmonės gaunas gražus kiti žmonės. Visada, always. Tikrai nesimatys negražus mulato? Ne. Nėra nei vieno? Ne. Tipo light skin toksai. Aš žinau, toksai... kad dabar tuoj atsidurs Discord'e kokį 15 visas compilationas šitų dalykų, bet aš asmeniškai ne. Taip. Nesu matęs. Taip pasakysiu tokį dalyką. Ok, gerai. Just Glide, pagrojam. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija.
Paskutiniai dalykai šioje valandžikiai tai yra turinio rekomendacija ir šiandien realiai rekomenduoju TLC televizijos laidą, bet jas galite rasti YouTube'e, aš atradau tą dalyką YouTube'e ir tai yra laidos, kurios vadinasi Extreme Cheapskates. Aš nežinau, tavęs klausiu, ar šnekėjau ar nešnekėjau, gali būti, kad kažkada buvau užsiminęs, bet ko gero rekomendacijai nebuvo dar šito dalyko. Visa šios laidos esmė, tai yra vos ne kaip, pavyzdžiui, kaip buvo My Strange Addiction, ne? Tai TLC čia visi. Ko gero jų toks ir yra braižas. Tai jie pasiema per vieną laidą 2-3 žmonės, kurie kažkaip labai, jau tokie taupus yra, kur, realiai taupumo liga yra tokia. Taip. Nežinau, kaip jinai moksliškai vadinasi, bet, kur žmonės jau per daug taupo ir tiesiog jos sekioja, kaip jie savo kiekvieną dieną gyvena ir, tipo, iki kokių kraštutinumų prieina, kad staupytų, kur, pavyzdžiui, ateina moters, jinai gerai uždirba, tipo, tikrai viską gerai uždirba ir, pavyzdžiui, jeigu koks draugelis sako, gal gali mane pavežti kažkur, ar, tipo, tu važiuojat naisi, paveš mane, jinai tarifą nustačiusi yra ir, tipo, kalkuliatoriams skaičiuoja, mes čia nuvažiavam dabar 10 mylių, 1 mylė yra 38 centai, tai 3,80 iš tavęs. Atvažiuoja į skalbyklą, tipo, pažiūri, pana sumetė savo rūbus, sako, žiūrėk, čia dar vietas yra, gal galiu aš damės, tipo, ir, tai jo, tipo, gali, kodėl ne, ir tokiais visokiais būdais kaip yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, uždirba pinigus, turi darbus, bet jie dumpster divina, jie lenda į konteinerius. Yra, aišku, yra kai kur aš suprantu, kur žmonės iš to gyvena, nes, pavyzdžiui, restoranai, kažkaip yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kad restoranai negali atidavinėti maisto, bet jie gali palikti jį konteineriuose, bet jie palieka jį švariai ir žmonės, pavyzdžiui, ten, benamiai arba kas sunkiai gyvena, ateina ir susirenka ten, produktus, kurių tiesiog jie nebegali naudoti, nors jie dar galioja, bet, tipo, Jungtinio Amerikos valstijų. Bet jau čia praėjo kelias valandas ar kažkas. Jo, ir ten Jungtinio Amerikos valstijų įstatymai nebeleidžia. Tai čia buvo tas dalykas, vienas bičas buvo, kuris veda cooking kursus, tipo, kaip gaminti pigiai, ir jis pagamino visiems patiekalą. Ir jisai buvo, tiesiog jisai pasėmė, kaip dabar, Omaro kiautus pasėmė, tipo, kažkur išvirė ar neišvirė, prigrūdo krabo mėsos ir, tipo, nieks nesprato netgi, kad tenais yra kitas dalykas. Po to vyno įpylė visiems, o tas vynas buvo surastas palei paplūdimėje ir kur, tipo, iš šiukšliadėžių, kur nedagerta, nes vakare ateina žmonės, tipo, žiūri saulėlydį ir, tipo, jeigu ten lieka, tai išmeta. Ir jo būdas, kaip padaryti, kad, tipo, tas gėribas būtų geresnis, tai jis visus, nesvarbu, baltas, raudonas, viskas supila, ten saldus, nesaldus supila ir blender vienai minutį, tipo, viskas prasisuka, chlapučikai pravaro, viskas gerai. Ir, tipo, gaunus originalus kažkoks tas gėrimas. Ir, tipo, arba jam siunčia visokius puodus ir panašiai, virtuvės įrangą ir būna tie, žinai, tokie, kad nesidaužytų maži putplaščiukai tokie. Taip. Ir jis juos susipila, susikalęs iš fanieros tokį gardą turi, susipila ir jis ant jų miega. Tipo, aš neleidžiu babkių tiem baldam, nes baldai, tipo, man niekas tipo neatneša gyvenime ir tokie visokie. Kur, pavyzdžiui, turi... Tai čia mūsų sėdmaičiai, man atrodo, putplaščiai. Jo, tai va tokie va dalykiukai. Po to turi baseiną ir baseiną primėtė padangų, kad mažiau vandens reiktų pilti baseiną. O ne akmenų reikėtų geriau ar kažko kito? Tai va tokie dalykai, kur tenais užpilda, ar smėlio pripylė kažkas tokio. Ok, tai kaip vadinasi šitas dalykas? Extreme Cheapskates yra 3 sezonai, galite susirasti YouTube'e, aš jums numesiu vieną laidą, apie kurią dabar pasakau, o jeigu jas nesurasit, parašykit mums, tiksliau surasit Discord'ą mūsų, o jeigu nesurasit, tai parašykite į Facebook'ą, numesim jums nuorodą į Discord'ą. Man žiauriai nuostabios yra visokios iš gyvenimo istorijos, bet tos iš tikro gyvenimo, kur, žinai, tenais, tipo, sudūžta laivas ir, tipo, ant vieno tu pervarės bliūdo, tipo, bičas 3 mėnesius balansuoja, gerdamas ten ryklių kraują visokį ir panašiai. Tai dabar atradau tokį dalyką, aišku, kur kitur, jeigu ne Kanadoje tai įvyko, tai gal jau spėt, kad su šalčiu biškiu bus susiję senelių šalčiu. Tai bičas užstrigo sniegę su automobiliu ir, tipo, kažkaip, aš nežinau, aš nematys tokios audros, kad nebesimatytų automobiliu, bet, tipo, visiškai jau užpūstė automobilį ir kas išgelbėjo, tai Taco Bell kečupiukų jis buvo prisivokęs šiauriai daug ir jisai 5 dienas išgyveno vien tais kečupiukais. Nes ant cukraus jau čia kokia buvo. Tipo, tarp dantų trina, tai, žinai, tipo, pakeliukus tiesiog mėto. Aš neįsivaizduoju, kokia audra turi būti, kad, tipo, 5 dienos tavęs nieks neras. Kanadietiška. Aš esu girdėjęs tą atvejį, kur Hebra išsimyžo savo way out. Sigirdėjęs, kur ten bičas kažkoks turėjo... Sniegą ištirpdo, taip? Turėjo dafiga alkoholio kažkokio, gėrė, alaus gal, ir sėdėjau, buvo užpustytas ir, tipo, gėrė, myžo ir, tipo, baičino, tūsino mašiną ir, tipo... Ir kas tai vyko? Ir išsilaisvino, tipo, iš sniego. Kaip? Ištirpdė myžalais.
O su ranka nustumt nėra lengviau negu... Ne, yra... Ne, aš turiu, dabar aš tau užvaistysiu šitą dalyką. Ne, tipo su ranka, jam gal ten sušalo tas rankas, žinai. Aš nežinau, nu ta prasme, tu... A penis nenušalo. Tai jau tai, žinai, man jau net tas rūpėjo. Ne, jis nekišo į skylę snieguotą ir tipo myžo kažkas. Kas būtų efektyviau, realiai. Ne, jis tipo taikė iškart į sniegą. Nes jeigu tu su kastuvu kasi, tai tu iki šį kastuvą ir tada iškasi, o nemeti iš tolo kastuvą. Kad duobi iškasi, žinai, ta... Šnai! Jo, tai... Esi kur nors pasiklydęs arba užstrigęs? Esu... Tipo lifte ar kažkur? Esu iš už namų. Aš tau kažkada pasakau, esu iš už namų durų užstrigęs. Pasakau, kur visai tokias sunikščių užrakinamas duris būdavo. Keiščiausias dalykas pasauliu. Tas toks lapučiks, kur kaip lempa jums? Ne. Tai čia tuliko duris būna iš vidaus, taip užsidaro. Žinai, keiščiausia technologija. Kur tiesiog paspaudė, pas senelį šviesą išsijungia. Gnomo rankelė išlants prieš tokiais ir laiką. Pas senelį telikas išsijungia, bet pas tau užsirakina šitas. Ne, būdavo toksai... Nemoku paaiškinti, tokia, nu blemas, spina, bet in tokia apskrita, nu kaip kūgis tokia. Man sunku su geometrija. Ir tu įspausdavai ją ir tai klik padarydavo ir tada pamočinį rankiną ir žinai, kad uždaryta. Ir aš visą laiką, kai išeidavo pro tas duris, aš būdavau pripratęs, kad jos klik užsirakina. Nu tai va, tai tokia va ir istorija. Nes aš atsimenu, kai varydavom mes, tais geraisiais laikais, kai dar šnekėdavom su tėvu, žinai, kai varydavom grybauti. Ir išvarai. Ir aš mėginau pasiklysti miške. Neįmanoma. Nes, tipo, einu ir aš ten įsivaizduoju, tipo, Man vs. Wild, sakiau, prieš Esto Bergerilsą, tipo, jau iešku pėdsako, čia močiutės botais. Tipo, tiesiog, jinai pareina link. Ten gali neit, nebėra jau. Aš iš viso Lietuvoje neįsivaizduoju, įmanoma kažkokiam miške pasiklysti? Gal labanore, kokiam ir įmanoma. Bet tas pasiklydimas bus, nu, tu realiai... Į vieną pusę eisi ir po valandos išeisi. Tu paeisi ir, ta prasme, tu tiek laiko eisi, kad net tulika neužnorės. Va taip ilgai pasiklydęs. Tau telefono batarkė neišsikrausto, tiesiog būsi pamiršęs. Iš vis yra Lietuvoje vietų, kur nebeveikia ryšys. Klausimas. Nes, tipo, anksčiau aš atsimenu, būdavo tenais į kaimą nuvarydom ir tie pirmi telefonai, kur dar grodavo į polifonkės, sakęs, kurdavo į freestylą, tai įsilipi medį ir tipo veikia. Nu, o ten visiškai middle of nowhere buvo. Pirmi telefonai ir pirmasis ryšys, ten būdavo vienas aplink Vilnių 2 stulpai stovi, vienas ties molėtais ir viskas. Nu ir tipo pasigaukit jūs kaip nori, tu bagai. Nes dabar tai, nu realiai mes kai varom turė, ne? Tai mes bet kur streaminam Netflixą ir viską. Taip, vaiduoti streamint žaidimus gali tenais atsisėdęs, bandwidthas, afigenas, pingas, kas ten pas tave. Pingas. Vienos milisekundės pingas, ką tai reiškia? Kad 1 milisekundę vėluoja vaizdas. Tai dar 1 milisekundę prideda ekranas, tai reiškia 2 milisekundės vėluoja. Kiek yra milisekundė? Suplok, taip greit, kiek yra milisekundė. Tai ką tik suplok. Viršgarsinis. Čia viršgarsinis dalykas, žinai. Tai žmogus net nemato skirtumo tada? Neturėtų. Nebent tu turi kažkokio, tipo, nebent tu esi iš Rusijos ir prie tavęs šaukštai limpa ir tu gal gali tas milisekundės pagauti. Auras, matai žmonių. Jo, X-menai. X-menai, jo. Rusiški X-menai, pats geriausias. Aš kažką streamę žiūrėjau, visi žvengiam. Kur motina neščia su tavim geria ir tu dabar prie tavęs šaukštai limpa yra geriausias dalykas, kur vaikas per arti teliko 3 savo vaikystės metus sėdėjo. Tai niekur nepasiklydė. Nu tai va tiek, blemba. Nelabai. Tokio apart parduotuviai, kur jau tau paniką paima vaikystėje. Jo. Bet... Nes aš sakau, aš esu, nežinau, ar čia su manim kažkas negerai, ar kažkas irgi yra taip mėgina, nes, pavyzdžiui, nuvarau kažkur į kitą miestą ir aš mėginu pasklysti, nes aš žinau, kad man vis laik yra, tipo, atgalinis dalykas, tai, tipo, aš mapsą įsijungiu, nes esu parsinas ir, tipo, viskas gerai. Pavyzdžiui, į Rygoj senamiestį nuėjau. Nu, tipo, Vilniaus senamiestis didelis, ten į kiemukus gali išsivaikščioti, nes aš dabar dar kartais nesigaudau Vilniaus senamiestį, tipo, kaip nueit, ir tenais nuvarau. Vis laik tas pats, tipo, matas, tipo, kažkoks varpas. Okay, vienas bokštas vis laik. Tai pas estus irgi neįmanoma pasiklysti ten? Jehovas, tipo, ne Jehovas, Hari Krishna vis laik dainuoja ir kažkur vis laik girdi. Ir žinai, kad vienoje aikštyje yra, tipo, susitelkę. Aš esu didelis mėgėjas naudot dalykus ne vieną kartą, žinai, pavyzdžiui, kaip žinau, tu, tarkim, lėkščių jaučiu nesiplauni į tą pačią, žinai, visą laiką. O, tai ko čia da? Barbekiu padažiuką? Prezervatyvą išvertė, ne?
į kitą pusę. Pavyzdžiui, organus va žmonių, kaip panaudoja dar kartą. Taip. Tarą, ne, perdirbinėjant, nors neįsivaizduoju, kaip tai vyksta. Nes vienintelis dalykas, kurį tu girdi, kai sutraiško tenais, ir aš laukiu, kol šaukt kažkas pradės kiti to, žinai, tipo, kišė į taromatą. Aš irgi neįsivaizduoju, ta prasme, kaip jie, reiktų pasižiūrėti kokį video, kaip jie tipo, aš įsivaizduoju, kaip jie iš stiklo visą mėšlą išvalo, pavyzdžiui. Pakaitina, ko gero. Bet tai popierių visą sudega, popierius anksčiau negu šitas sudega. Turėtų greičiau. Jo, teisingai. Aš noriu fun fact, net ne fun fact, bet įdomus faktas. Žydų ir... Tipo, apie langus vieną, gal? Aleis vieną apie langus, man. Na, davai, tiem, kurie supras čia skirtą. Jeigu, pavyzdžiui, tu pas savo senelį troboj nueitum ir pažiūrėtum lango viršų ir apačią, taip. Tai realiai, kas yra stiklas, tai yra žiauriai lėtai bėgantis vanduo. Ir čia nėra vienas iš mano tų, kad molis su halva yra čia nafta. Jaden Smith Twitteris skaitai, kas to yra. Čia rimtai. Jeigu tu palygintum viršų su apačia, tai apačia bus storesnė, nes stiklas yra kaip vanduo nubėga žemyn. Think about that at night. Ir čia sakau, nėra čia molis su halva arba didelis katamaranas. Nėra iš tų dalykų. Žinau, kad skamba kaip mano išgalvotas dalykas, bet iš tikrųjų tai yra. Negooglinkit, nes... Tai tu nori pasakyti, kad lango viršutinė pusė yra plonesnė negu apatinė? Taip, nes... Ar jis tiesiog nuslinksta? Nuo gravitacijos nubėga, kaip šaltinėlis. O kaip turi vykti šitas dalykas, tai stiklas kietas? Ar jis turi... Gravitacija yra toks dalykas, kuris traukia žemyn. Taip, bet kodėl, pavyzdžiui, akmuo toks nėra? Ar yra? Jeigu pailgą akmenį laikysi 20 metų, tai ne, bet ko gero, struktūra kita visa yra akmens. Bet jo stiklas ne iš smėlio daromas, o smėlis, taigi ir be maži akmenukai. Maži akmenukai, tik kad man čia knisi protą. Okay. Žodžiu, labai tolina jau. O gerai, off topic. Tai va, žodžiu, pas tavo senelį langas, kur yra, tai yra labai lėtai bėgantis vanduo. Think about that. Ir aš sėdžiu. Ir aš durnas, kad kvestionuoju, ar čia tipo... Nes aš apie ką dariausiai. Nu, tipo, man nuostabu yra, kai... Pavyzdžiui, vaiko gimimas. Tie 3 dalykai yra. 3 dalykai. Kaip taromatai veikia nuostabu yra, vaiko gimimas nuostabu yra ir kai šiukšlynų kitus dalykus padaro. Ir tie video, kur iš didesnės stiklinės į mažesnę perpila ir vienodai būna. 3 dalykai. Kur ten tie, kur kaip patikrinta, ar vynas ir dažytas ar ne. Ir 300 000 peržiūrų. Ir tėvas, jeigu muša motina, tai dažytas, jeigu... Jeigu mėlynę gauna. Persidoda iš rankos. Oi. Domestic violence. Tai va, žodžiu, Kopenhagai, kur esi buvęs, ne? Jo. Man pasakyju Kopenhagą ir aš jau apie Aziją galvoju. Oh, welcome to Copenhagen. We really like salmon. Our money, we are equal right for everybody. Scandinavia. Čia po kristienės taip šnekėjai. Oh, very good. Very nice product. Ir tenais yra netoli pačios Kopenhagos, gal 10 ar 20 km iš šoną yra šiukšlynus. Ir sako, hebra, reikia kažką daryti su šiukšlynu. Ir vienas bič sako, say no more, turiu idėją, davai slidinėti pradedam nuo šiukšlynų. Ir padarė slidinėjimą atrasti. Tipo, 8-5 metrai viršai yra. Ir slidiniai per švirkštus. Bet tai tu turim čiuoži ir tas karbonkės į galvą laksto, ar ten sniego yra? Gerai, for comedy sake, sakykim, jo. Ir dar rausas kažkas, žinai, tenais. Ir su buldozeriu tau pralygina biškį kelią. Žiūrint lasdos kažkokį aborto virkštelį užsikabinus. Blema vėl. Think about that. Tau geriau bėgantis stiklas. Aš tau paserviravau, man tokie atgal, žinai, bet jau aš tau raketė į tave večiau. Kur per stalo tenis apšilimas būna ir jau bičtas iš peties tokį, kai duoda ir patainį ieško tarp sloviko, į kurį krita kamoliuks. Bėgantis stiklas ir šiukšlių kalnas yra dainos. Tikrai kažkada būsimas. Mūsų bus albumas Bardai. Bėgantis stiklas. Bardai vienodai. Bėgantis stiklas. Tokį padarys. Tai nežinau, visai ten įdomiai sugalvoja, bet man klausimas, ar nėra tos marvės ir ar neišklys tenais. Aš esu girdėjęs apie tą dalyką, tai ten yra kažkokios statybinės atliekos. Tai nėra, kad tipo, su banano žievė ant galvos nusileidžia. Ten yra
yra toks tipo kažkokios atliekos, kurios yra nekenksmingos, bet jas tipo nugludino ir tipo gavos gana stabilų. Nugludino? Tu negali paimti, kad styro armatūrkės, kaip tu sakei, ir tipo užpila sniego. Apslidiniai. Tai da, geriau. Bobslėjus. Ne Bobslėjus. Bobslėjus yra ten, kur iš Jamaikos komanda nevarė. Tas filmas buvo, kur nešė savo karutį. Aš viens mačiau apie bobslėjus. Ne, aš žinau apie ką, bet tu kišias aiškintojas dalykų. Bobslėjus ne tas, kur Jamaikos komanda. Labai nesusiaurinas. Kas supratot, iš karto parašykit, kad supratot, buvo Facebooką ir aš garantuoju, kad 100 žmonių bus supratę iš karto. Aš žinau, kas yra bobslėjus, bet tipo, kur 8 bičių savo karutį neš. Tai žiūri bobslėjų ir įdomu kažkam bobslėjus. Yra, kur tipo žmonės sėdi ir serga už bobslėjų. Apart mamutų žmonių, kurie sėdė kaip silkės. Man visi tie sportai, kur tau reikia 3 žingsnius padėti ir tau nejudėti, yra labai įdomus. Net nes tipo svoris tiesiog esi. Bet ne, dabar tai sakysiu, tu sušlaunės kairių raumenį, tu neįsivaizduoji, kiek ten... Kiek jie jėgų patiria, mes realiai kosmonautai, kosmonautai, ką ši galėjo, tai tu uždirbę babkių būtume. Taip, čia šitas, pavyzdžiui, kas eina palaikyti šitų kerlingo žmonių? Kur sušluotytėm. Bet šiaip tai jis populiarus gan sportas yra. Tai vis dar Hitleris populiarus irgi buvo. Mes ne apie tą dabar. Mes ne apie tai, kad žmonės šudint sprendimus daro. Mes apie tai, kad kodėl yra... Ten kaip šachmatai irgi. Kaip šachmatai? Kame? Nes strategija visokia. Valytojų šachmatai? Ja, strategija yra. O kaip atsirado šitas sportas įdomu? Nors ne, gal sugalvoju šiaip. Man tas čainiko leidimas per ledą ir vienas šiukšdina ledą. Žinai, aš kažką skaičiau, tie akmenys, grįžtam vėl prie akmenų, matai, kaip Samsara apie visas gyvenimo ciklas. Samsara. Nežinai, kas yra. Samsara yra, tipo, visas gyvenimo ciklas, tai, tipo, kaip gimsta, miršta ir ta, tipo, vėl prasideda gimsta, miršta, nes viskas, kas miršta, po to gimsta kažkaip kitaip. Samsara man skamba kaip... Solarium salons. Ne, man Samsara yra kaip tokia čigonė būrėja tokia, žinai, kur... Arba neskani dešo tokia, žinai. Tai Samsaras nuolda paėmė. Dar Samsara yra, žinai kas? Turit kartelę, nes Samsarai nuolda. Sukalvau. Samsara yra Gopniko daina, kažkoks toks Gopniko dainos pavadinimas. Ne, nepagrosi Samsaros. Kaip Butirka, Samsara... Na, gerai. Tai gerai. Ką aš pasakau? Kaip Samsara, akmuo, grįžtam prie akmenų. Tai tas akmuo žiauriai brangus yra, nes ten iš kažkokio realiai iš karalių marmuro stalas daužo tipo Liudviko 15 ir sako, žiūrėk, 5000 eurų vieną akmenį tą turės. 5 štukas tas akmuo? Gal ne 5, bet man atrodo 1000 buvo. Kažkaip neatrodo, aišku, tradicijos kokios nors yra, kodėl iš ko jis turi būti. Bus vienas senis, kuris Islandijoje kalnuose, tai gali daryti jos, žinai, nes marmuro tą turi paskutinį kaltuką kažkokį. Taip, nes yra kaip šitas, kaip sūris ten kažkoks gaminamas, tada šampanai tik vienoje vietoje ir tas senis gali akmenį išlupti iš vienos vietos, nes rankos stiprios pakankamai. Paskutiniai dalykai. Laidžikiai liko tai netikrų naujienų paneigimas ir vis laik strandam kažkokius dalykus, kurie sklanda internetuose ir gal nereikėtų jums spaudyti. Mes su savo protais juos paaiškinti mėginam, kodėl jie netikri ar tikri yra. Tai šiaip senai challenge'as kažkoks be buvo, ne? Nes kažkaip vienu metu buvo žiauriai užėję tenais vis. Kas paskutinis Kiki buvo tas challenge, ne? Taip. Kur tą video aš tau mečiau, kur mašinų plovimo tame tipo išlipo ir ta durelis į kitą pusę atlūžta. Tai dabar pradės sklis naujieną, kad atsirado naujas challenge'as. Tai Momo Runaway Challenge. Kaip tėvas mano. Tik čia kem 8 valandom pabėga, žinai. Jis čempion, diržą turi. Laiko reigning champion. Vis dar slėpina, ne? Reigning champion. Black belt of hide and seek. Tai žodžiu, toksai dalykas, kad pradėjo eiti naujienos, kad Amerikoje vaikai turi pabėgti kem 8 valandom ir tipo nesirodyti jokiai socialiniai medijai ir tėvam taip vežiuką įvaryti. Gal ir yra. Man žinai kas, mane labai, aš dabar darau socialinės medijas savo purge, tokį genocidą. Aš turėjau kažkada, nes aš kaip Bartuševičius, bet ką priminėjau draugus. Man irgi. Ir pas mane kažkada buvo 2000 gal ir to išsvaliau iki 200. Aš irgi noriu tą pasidaryti, nes aš sėdžiu ir aš žiūriu ir aš kažkokių atrandu random žmonių, kur ten dar kažkas ir vienas žmogus pasipausino apie tą
Nu, čia iš karto tau Instabanas, tai yra vat, apie tą Momo challenge, matai, ne challenge, tipo, yra kažkoks, tipo, paimta creepypasta, vėl kažkokia paimta fotkė ir žmonės sukūrė atseit, kad yra kažkokie video, kuriuose vaikam įteigia ten baisius dalykus daryti. Ten viena mergaitė plaukuselė nuskirpa. Tėveliai, žiūrėkit, ne, jūs esate debilai, jūs nemokat naudotis internetu, jūs nežinot, kaip internetas veikia ir Kai jūs... tėvelis lošia, tai aš kerpuos tada. Jo, jūs esate čia tokie fearmongeriai, čia tie patys žmonės, kur visus tos... Yra dalykų, kurių reikia internete bijot ir jūs net nemokat iki jų daeit. Tikrai nemokat. Jūs toro... Jie smeginasi deep web'anai. Mano bičiulį turi, kuris labai to užsiema, tai mes ten, aš pats nelendu, nes aš žinau, kad aš ten paliksiu savo kortelį informaciją kur nors į mane, kaip nors į mano backdoorą įlys ne vien dėdė, bet ir hakeris koks ir tada ką nors padarys. Aš kažkada mėginau, bet tipo, jau kitas žingsnis atėjo enter spaust. Gal, tipo... Neturite ten ko tiek atrasti. Nes didžioji dalis deep webo ir darkneto yra tiesiog senos visokios, būna ten seni saitai, kurie žiauriai seni, ten 90 metų, 90 kažkelintų metų saitai, kurie vapšė yra nebefunkcionalūs, perimti tenais ir jie ten, pavyzdžiui, vien tekstų, nu, ta prasme, ten va tokie visokiausi dalykai, jie nėra viskas ten interfeisų normalių, dar kažko. Bet turi kažkokias romantikas, tas dalykas turi pripažinti. Nu, tipo, kai... exciting. Kai gali azijietę arba koksą nusipirkti arba šautuvą, tai yra, tikiu, tikrai. Nieks nesako, kad pirkti turi, žinai, bet tipo, čia kaip į tą pačią Kristianę ateini pasižiūrėti, kas vyksta. Tai neikit ten vaikai, o pasakykit savo tėvam, kad jeigu dėl šitų dalykų bijo, tai tegul... Ar yra bent vienas žmogus, kuris sugeba Lietuvai tenai, be to? Čia aišku sugeba pilna, tuoj mums čia prirašys visokiausių 13-mečių edži, kur tipo... Šiaip jau aš ten CSGO skinus perku. Aš nusėdžiu ir aš ten žinau, mačiau ten žmogui odą dyrė, tam nematei. Tai va, tai ir visi tie žmonės, ir va tas, kaip buvo Melinasis banginis, Išpardavimą. Nu, irgi buvo nesąmonė ir šitas irgi nesąmonė ir ten atseit vaikam įteigia kažką tai. Jeigu tavo vaikui kažką norima įteikti, tai ten kažkokias. Tai yra visą laiką visokių kažkokių debilų, kurie, pasimaus ant visokiausių skemų, bet nėra tai. Aš kažkaip galvoju, kad dabar vaikai, kurie išaugs, tai jie mažiau pasimaus negu mes. Taip, nes mes dar, mums pradėjo tik tais tuos visus kiš dalykus, o jiem, nuo pat vaikystės. Mūsų laikais būdavo neimk saldainių ir nesėsk į furgoną. Tau yra taip sakė? Nu, bet tai būdavo visą laiką. Lietuviškasis. Ne, jeigu sakydavo, jie tau siūlo kas nors saldainių. Iš 15 būto nešneki su tuo. Va čia lietuviškas neimk saldainių yra. Ne, man sakydavo, siūlo kažkas saldainių, kažkokių keistų dalykų neėmė. Nu, taip sakydavo. Tai paėmės? Ne. Nu, gerės. Tu važiuok, mano vaikystės fotkas, aišku, aš saldainių paimdavau. Tai va, ir va čia va būdavo šitas dalykas, bet intikė, tai tu jau moki susigaudyti, nu tai tu jau nuo 13 žinai, kad ant pop-upų nereikia spausti, nu tai ir dais, čia visą šitą dalyką. Mamos aplinkui tave 48 valandos per parą. Jo, jau tie patys sėkigiausi, būti didelį klitoris, nori tavo bibo, įsikišti dzundį, duok jai savo bibo, papai didelį Vilnius. Ir tu tipo, o, blema, jos tikrai manęs laukia. Duok numerį. Kur tau iššoka čiatas tas netikras, žinai. Sveika mažulis, aš mano klitorį nori tavo į galvą. Matau, esi Šilalės rajonas. Gerai, bičiuliai, tai žodžiu, nieks nebėga iš namų, jūs irgi nebėkit iš namų, mes ir toj grįžtam nuo 19 valandos. Laidų įrašai YouTube, Mixcloud'e, rašot Vaidas ir Klimas ir smatom ir toj, davaičiks. Ir smatom ir toj, davaičiks. Ir smatom ir toj, davaičiks.